Sveiki, šiandien nagrinėjam temą pašaukimas. Čia daug žmonių ieško to pašaukimo ir galim dabar atskleisti, iš ko tas pašaukimas susideda. Tai visų pirma, jūs turi žinoti, atskleisti savo, kas yra pašaukimas, iš ko jisai susideda. Sakykime, čia yra įdomu daryti tai, ką aš darau. Tai yra, mano gyvenimas susideda iš įdomių dalykų ir kiekvieną akimirką aš gaunu malonumą iš tos įdomybės. Antra, čia yra lengvumas. Sakykime, aš darau ir man yra lengva. Niekas mane nespaudžia, niekas nereikalauja nieko, žodžiu, aš nejaučiu šitą presą. Sakykime, kai žmogus dirba kaip samdomas darbuotojas, jisai gali jausti tą slėgimą tų taisyklių, kai iš jo kažko reikalauja, reikia atitikti kažkokios taisyklės ir pastoviai reikia būti įsitempusi. Ir tai sukelia sunkumą, taip pat sunkumą gali sukelti ten atsikėlimas rytais kiekvieną dieną, ten 6:30 ar kada. Ir sunkumą gali sukelti didelis krūvis, kai aš dirbu ir nėra laiko pailsėti. Tai į pašaukimą mes skaitam, kad įeina tas lengvumas ir ta prasme, aš tada aš galiu pakęsti savo grafiką, man lengva keltis, mane niekas nespaudžia ir kai aš kažką darau, man tai nesukelia streso, niekas mane į taisyklės nespaudžia ir aš niekam neturiu kažkaip save tramdyti. Tai, sakykime, į tą lengvumą eina tas, kad aš darau tą, ką man lengva. Visas mano gyvenimas yra lengvas. Ta prasme, man lengvai ten atitikti tas taisyklės, kuris, pavyzdžiui, aš pati savo padariau. Jeigu aš turiu pašaukimą, ta prasme, lengva, man lengva. Toliau trečias punktas, čia yra pinigai. Tai man moka už mano pašaukimą, aš turiu iš ko gyventi. Tai yra, man nereikia išgyventi ir gauti iš kažkur pinigų, ta prasme, per pašaukimą, ta prasme, įeina tas, ką aš darau ir man už tai moka. Tai čia yra irgi labai svarbus dalykas, kaip aš išgyvenu šitame pasaulyje ir kaip aš gaunu pinigus iš šito pasaulio. Ir pinigai, jie gali ateiti sunkiai. Jeigu aš neturiu to pašaukimą ir, sakykime, jeigu aš turiu, tai jie ateina lengvai. Toliau eina ketvirtas punktas, čia yra kažkokia nauda išoriniam pasauliui. Ar čia yra nauda klientams, ar į pašaukimą dažnai įdeda šitą punktą. Bet čia reikia būti labai sąžiningai su savim ir atsakyti savo. Ar tas pašaukimas, ar man čia svarbus šitas punktas. Nes nauda kitiem nebūtinai reiškia, kad man bus įdomu, lengva ir man mokės už tai. Tai, sakykime, jeigu aš turėsiu nemažai pinigų ir tada man bus įdomu gyventi, nes aš galėsiu daugiau sukurti savo malonių dalykų,
dabar aš neturiu galimybės, pavyzdžiui, ten eiti į restoranus kas savaitę, valgyti skaniai, ten važinėti kažkur tai. Bet jeigu aš turėčiau tuos pinigus, tai klausimas, ar man reikia, kad aš teikčiau naudą kitiems žmonėms, arba man tiesiog bus lengva gyventi ir man to užteks. Sakykime, jeigu yra pinigai, aš galėsiu padaryti taip, kad mano gyvenimas būtų įdomus ir lengvas ir man to užtektų. Ir čia labai svarbu neapgaudinėti nei savęs, nei kitų. Tai svarbiausia savęs neapgaudinėti. Ar man reikalinga nauda kitiems žmonėms. Nes padaryti įdomų gyvenimą galima ir be kitų žmonių ir labai puikiai išgyventi. Tai čia šitie 4 punktai ir dabar mes panagrinėsim šiek tiek detaliau. Pavyzdžiui, pašaukimas, kaip jisai gali būti atrandamas. Visų pirma, šitą savoką pašaukimą sukūrė žmonės, sukūrė tie žmonės, kurie turėjo ir prasmę savo gyvenime ir turėjo ką paveikti ir dar pinigų už tai gavo. Žodžiu, čia žmonių sukurtas tas derinys, pašaukimas, čia tas žodis. Ir jie sukūrė tą žodį ir dabar egzistuoja tokia nuomonė, kad jis kažkur kitur ir jį reikia atrasti. Bet sutikit, kad čia šiaip savo toks būdas gyventi šitą gyvenimą su tokiu jausmu, kad kažkur yra kažko, kurio aš moku ir iš kurio aš gausiu ten daug džiaugsmų ir pinigų. Ir gyventi su tokiu jausmu. Šiaip savo strategija būti šitame pasaulyje. Aš dabar gyvenu taip, kaip aš gyvenu, bet kažkur yra kažkoks tai mano pašaukimas, ta prasme būsena, kuria yra geresnė už dabar. Ir gyvendamas taip ir mąstydamas taip, galima save įvaryti į neviltį ir turėti tokią negerą būseną. Vat gyvenamas su tokia mintis, kad dabar yra taip, kaip yra, bet kažkur yra geriau. Ir va taip pastovi 24 valandas per parą, va taip varyti ir varyti ir varyti. Čia, galima suvaryti savo gyvenimo kokybę į minusą. Nes, kaip aš sakiau, pašaukimas susideda iš šitų 4 punktų, gali kartais ir iš 3, kai jūs pajautėt, kad nauda kitiem, aš galiu gyventi ir be jos, tik man tiesiog dabar sunku. Tai pašaukimas. Paimam vieną variantą, čia pavyzdžiui žmogus gyvenantis, jisai mato, kaip gyvūnai kankinasi, jisai paima kokį vieną gyvūnėlį, pašeria jį, paskui eina gatve, pamato kitą gyvūnėlį, irgi jam skauda širdis, jisai nori jį pašerti ir taip, pavyzdžiui, jisai surenka tuos gyvūnėlius. Ir dabar jisai turi, pavyzdžiui, namie kokias 4 ir jisai šeria juos ir jam ateina mintis, kad kaip aš juos išmaitinsiu, nes jų yra jau nemažai ir aš matau tų gyvūnų dar daugiau ir aš noriu jiems padėti. Man skauda širdis, aš tokia gailestinga ir aš negaliu praeiti pro jas, pro tos gyvūnus. Ir tada aš bandau mąstyti, kaip aš galiu juos visus surinkti, visus pašerti ir tada aš pradedu ten skambinti savo draugams, pažįstamiems, ieškoti kokio pastato, ten visus surinkti
Ir man va taip jie rūpi, kad aš tada rašau į socialinius tinklus, ten filmuoju, kad žiūrėkit šitie gyvūnai ir čia ir jiems reikalinga pagalba. Ir tada, sakykime, atsiranda daugiau žmonių, kurie irgi nori padėti ir jie pradeda mokėti pinigus ir tada šitas žmogus, jisai aptarnauja tos gyvūnus, jam jau yra lengviau, nes kitie padeda. Ir tada jisai toliau užsiima šitą veiklą ir prieina prie tokio taško, kad jis jau negali dirbti savo paprastą darbą, nes tie gyvūnai paima labai daug laiko. Ir jisai jau taip rašo į socialinius tinklus, reklamuoja, ten atiduoda tos gyvūnus ir kiti žmonės padeda ir tada ateina, sakykime, nemažai pinigų į jo sąskaitą ir jisai jau gali padaryti taip, kad jisai paims savo dalį tų pinigų kaip algą savo išgyventi ir toliau plečia šitą veiklą ir tada jisai tampa šito projekto vadovas ir jisai tada toliau plečia šitą veiklą. Ir paskui po kažkiek metų jisai atsisuka į savo gyvenimą ir sako, čia yra mano pašaukimas – padėti gyvūnams. Bet jisai pakliūna į šitą tašką, kai jam yra įdomu, kad jam moka pinigus, kad jam yra lengva daryti šitą darbą, nes jam lengva. Sąlyginai lengva, nėra darbdavių, kurie jie spaudžia, jisai pats žiūri, kaip kam padaryti, jisai pats šeimininkas, sakykime. Ir naudą jisai neša gyvūnams, sakykime, miesto gyvūnams. Jisai, sakykime, padarė jau kelis prieglobsčius ir jisai yra šito projekto vadovas. Ir jisai pakliūna į šitą tašką, kai jisai gali pasakyti, kad čia yra mano pašaukimas. Ir klausimas dabar visiems, ar šitas pašaukimas jisai rado kažkur, taip ėjo ir pakliuvo į šitą tašką, ar jisai ėjo ir mąstė, kažkur yra mano pašaukimas, bet dabar aš jį nerandu ir jisai kažkur yra. Ne, jisai tiesiog darė taip tą, ką jam gyvenimas siūlo ir per šitą veiksmą ir ne per įdomumą, ne per lengvumą, ne dėl to, kad jam moka, ne dėl to, kad naudą neša, o dėl to, kad jisai turi kažkokį ten jam širdis skauda, jeigu jisai to nepadarys. Tai aš nemanau, kad dauguma žmonių užsimanys tokio pašaukimą. Norisi, aišku, iškart ir greitai ir, ta prasme, viską gauti jau kaip rezultatą. Tai čia vienas iš pašaukimo punkto ir pamastykite apie tai, nes tas pašaukimas yra labai toks, labai jau, žodis klaidinantis, aš pasakyčiau. Ir parašykit, ko jūs norit nuo to pašaukimo. Kas? Ar jūs norit nešti naudą kitiem, ar ir taip gerai. Nes, pavyzdžiui, gyvenime gali būti taip, kad žmogus dirba savo paprastą darbą, jisai jam tinka. Jisai turi lengvumą, niekas jį neslegia, jisai ten baisiai anksti nesikelia
jisai gauna pinigus tam pragyvenimui ir jisai, sakykime, 3 punktai iš 4, sakykime, yra uždaromi. Jam yra sąlyginai įdomu, sąlyginai lengva ir sąlyginai moka. Ir toks žmogus, jisai gali neieškoti to jokio pašaukimo, nes jisai gavo 3 punktus iš 4 ir toks būdas būti šitame pasaulyje jam tinka. Tai jeigu žmogus čia ir dabar daro tai, kas jam yra įdomu, reiškia, jisai 25 procentai uždaro savo pašaukimą. Jeigu žmogus, sakykime, taip. Jeigu žmogus gyvena lengvą gyvenimą, čia ir dabar, sakykime, reiškia, jisai 25 procentai uždaro tą savo pašaukimą, tą skalę. Tai jeigu ir įdomu, ir lengva, reiškia 50. Tai parašykit, ką jūs norite iš to pašaukimo. Nes tas pašaukimas dar gali ateiti dar kitų kelių. Pavyzdžiui, žmogus gauna, sakykime, pelną, turi pinigus, nežinau, iš kažkur, bet turi pinigų. Jisai padaro savo gyvenimą įdomų. Paskui jisai padaro savo gyvenimą lengvą, nes jam nereikia priklausyti nuo kitų žmonių. Ir jisai važinėja, ten vaikšto į restoranus, jisai uždaro savo poreikius, anksčiau, sakykime, jisai to negalėjo, dabar gali uždaryti šitos poreikius. Ir tada prisisotinęs šito pasaulio, šitų malonumais, jisai jam ateina mintis, pavyzdžiui, kažkam padėti iš šito lengvumo ateina noras kažkam padėti. Ir tada jisai pradeda kažkiek padėti kitiems žmonėms ten ir turėdama gerą gyvenimą ir šiek tiek padėdamas kitiems žmonėms, nes jau prisisotino, ne? Ir eina tas padėjimas kitiems čia kaip nauja pramoga. Ir jisai padeda vis daugiau ir tada jisai suburia ratus žmonių, su kuriais jam yra įdomu, jie padaro kažkokį projektą ir toks žmogus, jisai paskui gali pasakyti, čia yra mano pašaukimas. Bet tas pašaukimas turi pagrindą, čia yra, sakykime, pinigai, kurie jį apsaugo nuo kitų žmonių priklausomybės. Jeigu nėra pinigų, reikia kažkaip jų rasti, čia reikia gal iš kitų žmonių. Kai pradedi dirbti kitiems žmonėms, tu esi priklausomas, tu negali atsisveikinti su tais žmonėmis, nes tu pradedi mąstyti, kaip aš išgyvensiu, kai aš neturėsiu. Ir tada ta priklausomybė sukelia sunkias emocijas, nes aš neatsisakau šito darbo, aš turiu ten būti su juo santykiuose ir tai sukelia sunkumą. O jei yra daug pinigų, aš galiu atsisakyti tų žmonių, kurie man yra nepatinka, kurie kažkaip pažeidžia mano ribas arba mano emocijas, arba kurie man yra nepakeliui. Kodėl? Nes aš turiu pinigus, aš turiu ir aš tada turiu lengvumą ir aš tada lengvai sukuriu tą komandą, nes aš nuo jų nepriklausau. Nes jie man yra ne pinigų šaltinis,
kažkas tai kito. Tai žodžiu, čia nėra taip, kad labai jau viskas taip, viskas yra susijęs su viskuo. Ir tada galim padaryti tokią išvadą, kad pašaukimas čia yra žmonių kūrinys. Tų žmonių, kurie pataikė į tašką, kur jų gyvenimas yra lengvas, įdomus, turi pinigų ir dar neša naudą aplinkai. Čia yra būtent tų žmonių kūrinys ir jisai gali netikti paprastiems žmonėms, nes ne visi gali patekti arba sukurti šitą tašką. Ir čia yra šiaip savo toks būdas būti šitame pasaulyje, taip mąstydamas, kad kažkur yra kažko, kas man suteikia begalybę malonumą ir džiaugsmą, o čia ir dabar čia kažkoks niūrus gyvenimas. Tai čia yra sukelia kažkokią, gali šitą mintis varyti į neviltį. Toliau išvada čia būti su savim, neapgaudinėti save ir pažiūrėti, ar man būtina nešti naudą aplinkiniams žmonėms, ar aš galiu tiesiog šiaip mėgautis gyvenimu be kitų, jeigu aš turėčiau galimybę. Čia irgi labai svarbu neapgaudinėti save. O ketvirtas punktas, kad į šitą pašaukimą žmonės ateina įvairiais keliais ir šitas kelias nebūtinai yra jau ir gražus, nes tas pašaukimas atsiveria kaip pasekmė kažko tai. Ir žmonės nežino, kad čia bus jų pasekmė. Čia atsiveria tik post factum. Ir todėl mąstyti apie tai, kad čia yra nuo pirmo karto, nuo pirmo žvilgsnio, čia yra pašaukimas, žmonės jie neranda, jie turi surasti ir jie duos kažkokias tai džiaugsmą, tai tas pirmas žingsnis, jisai gali būti apgaulingas. Tie žmonės, kurie sako, kad čia yra mano pašaukimas, jie iš pirmo žingsnio dažnai nežino apie tai. Tai toks būtų mano pokalbis su jumis ir jūs padarykit išvadą savo asmeninį. Ir tikiuosi, čia aš buvau jums atskleidžiau šitą temą ir tiesiog jūs padarysit savo išvadą.